ruošiatės remontuoti, o gal planuojate įsirengti naują vonios kambarį, tuomet jums pravartu žinoti, kokią hidroizoliaciją naudoti, kad drėgmė nesiskverbtų į kitas patalpas. Sveiki! Šiandieną noriu pristatyti Suomijos įmonės Kilto hidroizoliaciją Fibergum skirtą vidaus darbams. Ši hidroizoliacija yra vieno komponento paruošta naudojimui. Sudėtyje yra stiklo pluošto audinys. Ji yra elastinga ir nepralaidi vandeniui. Su šia hidroizoliacija galima hidroizoliuoti sienas ir grindis vonios kambariuose, pirtyse ir kitose drėgnose patalpose prieš plytelių klijavimą. Šiandieną mes atliksime hidroizoliacijos demonstraciją trumpą, o taip pat panaudosime ir Kilto Fibergum Primer gruntą, kuris yra būtinas prieš dengiant hidroizoliaciją. Šis gruntas gerai suriša dulkes, greitai džiūstantis ir yra puikus pagrindas prieš hidroizoliavimą. Prieš hidroizoliaciją, kaip ir minėjau, naudojame Kilto Fibergum Primer gruntą. Pirmiausia yra gruntuojami kampai. Kaip ir minėjau, šis gruntas yra greitai džiūstantis, suriša dulkes ir paruošia pagrindą hidroizoliavimui. Dengiame vienu sluoksniu, galima naudoti volelį, galima tepti teptuku. Dabar hidroizoliuosime plokštę. Hidroizoliaciją šiek tiek permaišome. Konsistencija panašiai kaip tirštų dažų yra. Pirmiausia, sudėtingiausias vietas hidroizoliuosime. Tai yra kampai ir varžtų galvutės. Maždaug po 10 cm į šoną. Taip pat šiandien panaudosime ir hidroizoliacinę juostą Kilto. Ši juosta skirta sutvirtinti kampams. Taip pat Kilto įmonė gamina ir paruoštus naudojimui vidinius ir išorinius kampus, įvairaus diametro manžetus bei butilinį savaiminio prilipimo kanalizacijos trapą. Užtepę hidroizoliaciją, atsikerpam, pasimatuojam hidroizoliacinę juostą, sulenkiame per vidurį ir dedame į kamputį. Tada ją išlyginam. Iki pačio kampo juostos galima nedėti. Dėsime jau paruoštą kamputį. Taip yra dirbti paprasčiau ir lengviau. Tada ant viršaus užtepame vėl hidroizoliaciją. Reiktų, kad audinys būtų pilnai permirkęs. Taip pat hidroizoliuosime ir kitus kampus. Sudėtingiausia dalis, kuri yra pati jautriausia hidroizoliuojant patalpas, tai yra kampai. Šiuo atveju naudojame Kilto vidinį kampą. Jis yra jau paruoštas naudojimui, taigi su juo dirbant darbas eina sparčiau ir tuo pačiu hidroizoliavimas yra patikimas. Taip pat prisiklijuojam ir ant viršaus tepame hidroizoliaciją. Suformavus kampus, tada dengiame visą plokštumą. Galima naudoti volelį, taip darbas eisis dar sparčiau. Dengiame tolygiai. Šios hidroizoliacijos išeiga yra apytiksliai 1 kg į kvadratinį metrą, 2 sluoksniais dengiant. Ir storis hidroizoliacijos turėtų būti ant sienų ne mažiau 0,4 mm, o ant grindų 0,5 mm. Tepimo kryptis neturi jokios reikšmės, galima tepti ir žemyn, ir aukštyn, ir į šonus. Šią hidroizoliaciją reiktų tepti 2 sluoksniais. Pirmas sluoksnis džiūsta maždaug 1-2 valandas priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Džiūstant keičiasi spalva, hidroizoliacija šviesėja, taigi vizualiai galime matyti, kada jau jinai bus išdžiūvusi. Ir po 2 valandų galima tepti antrą sluoksnį, analogiškai kaip ir pirmą.
Dėl kilto Fibergum hidroizoliacijoje esančio stiklo plaušo dalelių ši hidroizoliacija ilgai ir patikimai jums tarnaus. Kas pasakė, kad namo statyba ar buto remontas yra sunkus ir varginantis darbas? Užsukite į statybinių medžiagų prekybos centrą Jupoja, čia rasite viską, kas reikalinga jūsų statybai ir remontui. Palikite savo rūpesčius mums ir skirkite laiko sau. Dirbame jums.